čia mažutė? Donofas grįžo? Nežinau, nieko negaliu pasakyti. Palauk, Donofas nori su manim pasikalbėti? Nieko negaliu pasakyti, einam. Atsiprašau, mažutė. Vika, klausyk, tikrai Donofas grįžo? Greičiau negaišink jo. Einam kartu. Sakiau, kad negaliu. Mielasis. Labas. Kodėl nepasakai, kad grįžti? Nespėjau. Kai Rokas pasakė, kad ruošiesi viską savo mamai pasakyti, iš karto atlikau. Kada atvažiavai? Kada? Ką tik, visą naktį važiavau, kad tave pamatyčiau. Tu man vos infarkto neįvarei, kvailiuk. O man kur bučkis? Klausyk, Mičia, kur galim ramiai pasikalbėti? Čia. Donofas grįžti tik vakarė, o Miranda pamokoj. Taigi... Labas, mielasis. Išleidžiu jūs, nes Manuelis turėtų greit prabus. Tikriausiai norit būti šalia? Norim. Ką kitiems pasakys? Kad nusiunčiu jūs į muziejų padaryti vieną darbą. Šaunuolis. Vis tiek jums teks viską jiems pasakyti. Pirma, reikia paklausti Manuelio, ar jis nori. Jeigu jis mus išgirs. Kas tau daro, Sluchana? Iš kur toks pesimizmas? Jeigu taip manai, geriau neik. Jei ne, aš nebūtum sužinojus. Prašai garbės medalių? Ei, jeigu taip elgsitės, geriau neikit. Manueliui jūsų barinė nereikia. Mokytojas teisus. Luchana, nebandėk. Žinau, kad sunku. Kiekvienas reaguoja kaip gali, bet jeigu norit jam padėti, o aš žinau, kad norit, geriau būkit vieningi. Sutarta. Manueliui gali padėti tik daktarai. Tikra tiesa, bet draugai irgi labai svarbu, ar ne? Eikit. Einam. Ačiū. Mokytojai, kas atsitiko? Nieko ką. Jie netėjo į pamoką? Aš juos nusiunčiau į muziejų ir daviau darbą. Negaliu patikėti. Gerai, kad ne mus. Tomai, negalim leisti Pablui nusiplauti. Šiandien popiet reikia nueiti degalinę. Teks patiems sustvarkyti. Kodėl jis taip dažnai dingsta? Kas jam daros? Išprotėjo? Teks visiems tvarkytis. Pradėkite dirbti. Gerai, tuoj pradėsim. Klausyk, tavo mamai negalima nieko sakyti, į tave nudės. Neleis gimdyti. Klausyk, mielasis, tie pinigėliai mano. Galiu jų reikalauti, noriu. Gali reikalauti, bet žinai, kas nukentės nuo to barnio su mama? Mūsų mažylis. Ką tada daryti? Pirma, aš ten nebegrįšiu. Tikrai pasiliksi čia? Žinoma, pasiliksiu. Dirbsiu visą parą, susirasiu visus įmanomus darbus. Prižadėk man vieną dalyką. Ką? Kad nieko nesakysi mamai. Nagi, reikia baigti filę. Tuoj baigsis dailės pamoka. Nagi. Labą dieną, panelė Mičia. Sveiki, Donofai. Ką jūs čia veikėt? Paankstinau kelionę, sėdau į ankstesnį lėktuvą. Pamatęs tas nuotraukas, norėjau kuo greičiau grįžti. Puiku. Miranda mano kabinete? Ne, jo nėra. Puiku, vėliau perimsiu darbus, atsiprašau. Ne, negalima. Paklausykit, kaip laikotės, kaip sekės kelionė? Gerai. Mums reikia aptart labai svarbų klausimą, bet ne čia, kur nors kitur. Man reikia į kabinetą. Ne, rimtai sakau, labai svarbu. Aš pagrįstai įtariu, kad šitam kabinete yra pilna mikrofonų. Nekalbėkit nesąmonę, aš pavargęs nuo kelionės, praleiskit. Tikrai, būkit geras, patikėkit manim. Aš jums atsilyginsiu, kuo tik norėsit. Tik ne savo kūnų, žinoma. Kągi, jau galim pradėti pamoką? Klausyk, tikrai pasakysi, kad Tomas tave nufotografavo, kai grįžta tavo tėvelis? Matai, kad negaliu, lydausi jį žiūrėdama. Negalėčiau jo paskui savo tėvui. Per smarkiai jį myliu. Nors jis ir nusipelnė. Atsiprašau, mokytojau, ar jums neatrodo neteisinga, kad kai kurie vaikai gali išeiti iš pamokų, kada sugalvoja? O kas jums sakė, kad jie patys sugalvojo? Nežinau, manau, kad mums visiems turėtumėte užduoti tiek pat užklasinių užduočių. Kągi, kitą kartą eis kita grupė. Dabar dirbkit savo darbą. Vaikinai, gal žinot, kada grįž Donofas? Nežinau, tikriausiai grįž anksčiau, kad mus prižiūrėtų. Atsiprašau, mokytojau, man pilvas skauda. Galiu trumpam išėti? Eikit. Ačiū. Gidai, man Pablas skambino į mobilų. Sakė, kad šiandien negalės eiti į darbą.
Prašė, kad aš už jį padirbėčiau. Turi adresą? Turiu, rašyk. Sakyk. Kaip jis miegojo? Laimė gan ramiai. Kodėl jis dar nepabudo? Jį labai stipriai užmigdė vaikai. Jis dar ilgai miegos. Pažiūrėk, atrodo kaip. Nekalbėk taip, nusiramink, mėloje, reikia palaukti. Jis pasveiks, viskas bus gerai. Vandens. Manueli? Tyliai, vaikai, tyliai, atsargiai, būkit geri. Por favor, por favor. Kaip jauties? Pagaliau prabudai? Vaikai, daktaras prašė, kad nekalbėtumėt visi kartu. Jam pradės veikti galva. Kas jūs tokie? Manueli. Manueli? Manueli? Kas jūs tokie? Manueli. Manueli. ¿No lo reconoces? Tu jų nepažįsti? Nusiramink, mėloje. Ką jūs čia visi veikėt? Manueliui reikia pailsėti. O mums reikia pabūti su juo. Labai gaila, bet pacientas dar nesigavo po operacijos. Jo jokių būdų negalima lankyti. Angeles, man skauda galva. Nusiramink, mielasis. Atnešiu vaistų nuo skausmo. Dabar nusiramink. Nebūkit geras, išveskit vaikus. Gerai, atsiprašau, Angeles. Einam, vaikai, einam. Viskas bus gerai. Einam. Einam. Paleiskit mane, kur vedat? Nedarysiu nieko, kol jūs nenorite atsipalaiduoti. Paleiskit mane. Noriu, kad ramiai pasikalbėtume, atsipalaiduotume. Pamirškit tuos mikrofonus, panelė Monika, jums paranoja. Ne paranoja, noriu papasakot, kaip čia buvo. Kaip? Kol jūsų nebuvo. O, eskūra, kur? Einate, kaip laikotės? Labai diena, ponė Dofai, kaip laikotės, pailsėjot? Ne, pastarosiomis dienomis nieko kito neveikiu, tik apie jūs galvojau. Apie mane? Taip. Kodėl? Dar klausyk, dėl tų nuotraukų. Pone Dofai, labai atsiprašau, tas nuotraukas padariau apkvaišęs, nežinojau, ką darau. Ką? Užgėręs alaus tikrai. Jūs tas iškrypėlis, kuris nufotografavo mano dukterį? Nieko nesuprantu. Taip Ilora jums taip nesakė? Norėjau jums padėkoti, kad atsiuntėt man tas nuotraukas. Nemaniau, kad jūs tas iškrypėlis, kuris taip baisiai pasielgė. Vadinasi, tas asalas dirba kažkokioje degaliniai? Taip, degaliniai. Sunku patikėti. Matai, kaip greit sužinojau. Labai gerai, Javierai, turi adresą? Turiu, rašyk. Palauk minutėlę. Gerai, diktuok. Taip, puiku, Javierai. Labai ačiū. Perfecto, Javier. Bueno, muchas gracias, muy bien. Palauk, Sergijau, kas atsitiko? Nieko, norėjau pasakyti, ko nori? Pasakyk, kad taip stengiuosi todėl, kad labai tave myliu. Gerai, Javierai, nebūk gerus, aš labai tave myliu. Viso labai gerai. Alio, Margarita, čia viršininkas. Margarita, nusiųsk savivaldybės inspektorius į degalinę adresu Inkų prospektas 3000. Tegul suranda kokį nors pažeidimą. Ar supratai, man nerūpi. Jeigu nėra, tegul ką nors sugalvoja. Noriu, kad ta degalinė būtų kuo greičiau uždaryta, supratai? Viso. Ką pasakysi? Aš tavęs nesuprantu. Ko nesupranti? Mielasis, turėtum didžiuotis, kad tavo sūnus dirba ir save išlaiko, argi ne to norėjai? Ne, aš noriu, kad jis grįžtų pas mane, kad keliais atšliaužtų. Kitas nargus supras, kad jam užkirsti visi keliai, pats atės maldauti atleidimo visiškai sugniuždytas. Tai ir noriu pamatyti. Negaliu patikėti, kad jis mūsų